Tai iš tikrųjų sakė daugiamandatė, kaip jūs pats jaučiat, kurioje pozicijoje atsidursite iš tos 55. Na, žinot, yra sunku pasakyti. Paprasčiausiai gavosi taip, kad aš tikrai nenorėjau nei sąrašus, nei vienmandatį, nei šiais metais, kadangi aš tikrai kandidatavau į tarybą ir norėjau tos 4 metus atidirbti čia Klaipėdoje, bet kadangi buvo, kaip pasakyti, vis dėlto buvo klausimas, ar aš galiu eiti į daugiamandatinę. Daviau savo sąrašą ir be jokių tenai reitingų pastatė mane 55 vietą. Aš skaitau, kad aš tikiuosi, kad tai yra gera, kadangi šiemet man sukako 55 metai, 55 vietą ir aš manau, kad gal kažkas tai ir bus. Ir paprasčiausiai bus, sąžininkai pasakius, įdomu pamatyti, ant kiek mano reitingai yra tikri ir ant kiek mane vertina kaip politika, kaip buvusį sportininką, kaip politika dabar šiuo momentu. Ir man bus nesvarbu, aš išeisiu, neišeisiu, bet tai yra vis tiek mūsų bendras tikslas, darbo partijos, kaip pirmininkas sakė, mūsų programos įgyvendinimo, tai bus matytis. Ar tikėjotės, kad rezultatas bus toks, kaip... Sąžiningai taip, kadangi aš galiu pasakyti po 2004 metų mūsų viso įdirbio ir kai pamatė visos partijos, kad darbo partija gali pridaryti jiems nemalonumų ir pradėjo mūsų partijos skaldymą. Ir tai buvo akivaizdu, tai buvo kaip ir visose, kaip sakyti, aš kaip sportininkas galiu pasakyti, kaip buvo ir, pažiūrėkit, ir Žalgirio, ir Lietuvos Ryto krepšininkų komandos skaldymas, išiminėjami patys geriausi sportininkai į kitus klubus, tai buvo ir su mumis taip pat buvo. Ir aš tikiuosi, kad šiemet žmonės tikrai patikės mūsų autoritetų, mūsų galimybėmis ir tą, ką mes kalbėjom, aš manau, kad mes sugebėsim įgyvendinti, gal ne 100%, kadangi tai, aš nemanau, kad kažkuris tai politikas galėtų pasakyti, kad aš 100% įvykdysiu, tai yra neįmanoma. Bet maksimum mes tikrai padarysim tą, ką mes esam prisižadėję, tą, ką mes pažadėjom, tą, ką mes savo programą esam įtraukę. Džiaugiamės, kad išankstinio apklausų rezultatai yra tokie geri, bet tai dar nėra galutiniai rezultatai ir aš visada linkęs palaukti, kada bus tikri rezultatai. Bet aišku, čia suteikia tam tikrą optimizmo ir mūsų kandidatam ir visam mūsų skyriui. Ar tikėjotės, kad tai bus? Mes tikėjomės, nes mūsų šūkis yra, mes žinome kaip. Tai kur ta paslaptis, kaip? Mes žinome, kaip eiti į žmonės, su žmonėm kalbėti, aiškinti savo programą, savo siekius. Ir aš manau, kad šitie išankstiniai apklausų duomenys rodo, kad žmonės mus išgirdo.